Important things believers must know. Lithuanian language. Jonas Krikštytojas, jo motina ir tėvas buvo pilni šventosios dvasios. Jonas buvo pripildytas šventosios dvasios net nuo motinos įsčių. Luko 1:16:17 jis nukreips daugelį izraelitų į viešpatį savo dievą. 17 jis taip pat eis pirma jo Elijo dvasia ir galia, atkreipdamas tėvų širdis į vaikus, o ne klusnius, įteisiu jų išminti, kad paruoštų viešpačiui paruoštą tautą. Klausimas, ar tikite, kad toks galingas žmogus kaip Jonas Krikštytojas pakeis savo pavedimą Dievui už Izraelį ir krikštys pagonis? Ne. Jonas Krikštytojas 5 knygose – Matas, Morkus, Lukas, Jonas ir apaštalų darbai paaiškino, kad Jėzus buvo galingesnis už jį. Jis pasakė, kad krikštys vandeniu, o Jėzus – šventąją dvasią. Jėzus buvo pakrikštytas šventąją dvasią ir tuo pačiu įvykdė tiek fizinį, tiek dvasinį teisumą. Luko 4:01, tada Jėzus, pilnas šventosios dvasios, sugrįžo iš Jordano ir buvo dvasios nuvestas į dykumą. Marija, Jėzaus motina, buvo pripildyta dvasios viršutinėme kambaryje. Apaštalų darbai 1:13:14 įėję jie nuėjo į viršutinį kambarį, kuriame buvo apsistoję Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Motiejus, Alfiejaus ir Simono uoliojo sūnus Jokūbas ir Jokūbo sūnus Judas. 14 jie visi vieningai meldėsi ir maldavo su moterimis ir Marija, Jėzaus motina, ir su jo broliais. Apaštalų darbai 2:01:4, atėjus sekminių dienai, jie visi buvo vieningai vienoje vietoje. Ir staiga iš dangaus pasigirdo triukšmas, tarsi pučiantis stiprus vėjas, ir jis užpildė visus namus, kuriuose jie sėdėjo. 3 tada jiems pasirodė suskirstyti liežuviai kaip ugnies, ir ant kiekvieno atsisėdo po vieną. 4 ir jie visi buvo pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia davė jiems kalbėti. Gonai buvo pakrikštyti šventąją dvasią ir buvo pripildyti šventosios dvasios, kalbėjo kalbomis. Klausimas, kas atsitiko gonoms? Visų krikščionių ir šventųjų žudymas. Dėl pinigų, valdžios ir kontrolės vadinamieji blogi fiziniai teisėjai tikintieji žudė dvasios teisius tikinčiosius siekdami asmeninės naudos. Atrodo, kad ganytojai ir vadovai nesupranta keblios padėties, į kurią atsidūrė pagonai. Viskas daroma pagal Dievo užsakymą. Dievo įsakymas Jėzui ir Jėzaus mokiniams. Štai kodėl Mt 28:19 buvo pavestas mokiniams: eikite ir padarykite mano mokiniais visas tautas, krikštydami jas vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Ir Jono 20:21 Jėzus vėl jiems tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Kalbame su mokiniais krikščionimis. Jėzus siunčia mokinius, kurie buvo vadinami krikščionimis ir šventaisiais. Mokinys yra krikščionis apaštalų darbų 11:26 ir pirmą kartą mokiniai buvo vadinami krikščionimis Antiochijoje. Taigi, galima sakyti, kad tik krikščionys ir šventieji gali mokyti tiesos tikinčiuosius, nes jie yra tie, kurie turi tiesos dvasią. Luko 8:09:10, tada jo mokiniai paklausė, ką reiškia šis palyginimas. 10 jis tarė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o likusiems tai duota palyginimais, kad matydami neregėtų, o girdėdami nesuprastų. Pagonys, kurie tapo krikščionimis ir šventaisiais buvo nužudyti prieš 100 metų, yra kebli padėtis. Nėra kam jų išmokyti tiesos. Tai gali atrodyti juokingai, bet tai tiesa. Po žudymo buvo konfesijų pradžia. Jie pradėjo, nes niekas nežinojo tiesos. Jie nieko nežinojo apie dvasinę žmogaus dalį. Jie žinojo tik fizinį garbinimą, todėl pradėjo krikštyti vandeniu, kuris buvo skirtas žydams. Nežinodami tiesos ganytojai moko melagingų žinių apie Jono 3:16, nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Daugelis sako, kad jei gauni nuodėmės atleidimą, išganymą, gausi amžinąjį gyvenimą. Tai netiesa. Jono 3:16 kalbama apie Jono 3:05. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau jums, jei kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę.
Gimęs iš vandens reiškia, kad gavote Kristaus dvasią, o gimęs iš dvasios reiškia, kad gavote Dievo dvasią ir tiesos dvasią. Dievo karalystė yra amžinas gyvenimas. Jono 3:16 ir Jono 3:5 perteikia tą pačią žinią. Jie apibūdina tikrąjį krikščionis. Jūs turite turėti Kristaus dvasią, Dievo dvasią ir tiesos dvasią, kad įeitumėte į Dievo karalystę ir gyventumėte amžiną gyvenimą. Ar ateinate į šviesą, ar likite tamsoje.